Ahoj, aš ką tik po sporto. Bėgsim su sesę pusryčiauti, nes tik dabar nulijo lietus, o dabar yra 2:30. Ir labai norėjau trumpą įrašą padaryti apie sportą, nes vis karts nuo karto parodau, kad sportuoju, tai aš visą laiką lyg ir bandydavau sportuoti, bet niekada neužsiėmiau tuo rimtai. Ir tik per pastaruosius 3 metus, sakykime, aš supratau, kad sportas vis tik atneša balansą į mano gyvenimą. Ir iš kitos pusės, po sporto, aš jaučiuosi atidavus duoklę savo kūnui. Aš esu nepaprastai dėkinga savo kojoms, kurios kiekvieną dieną neša mane, kur aš noriu. Aš esu nepaprastai dėkinga savo rankoms, kurios daro visus darbus, kuriuos aš paliepiu. Tai ir iš esmės tikrai po sporto jaučiuosi labai gerai ir jaučiuosi, kad tiesiog su sportu mano gyvenime atsirado balansas ir meilė savo. Man tikrai pradėjo augti meilė savo, nes visą laiką kažkaip trūko man tos meilės savo, trūko pasitikėjimo ir netgi mano šitas vlogas, aplamai mano šitas startas su vloginimu, jisai galėjo prasidėti jau daug anksčiau, aš apie tai svajojau labai seniai, bet man tiesiog trūko pasitikėjimo savimi. Kam įdomu, niekam neįdomu, aš negaliu daryti nieko gerai, aš nepadarysiu nieko gerai ir taip toliau ir panašiai. Ir galų gale mano praeitų metų pasižadėjimas savo buvo perlipti šitą stagnaciją, viešo kalbėjimo stagnaciją ir šitas noras išsipildė. Dėl to esu labai dėkinga ir tikrai norėčiau paskatinti visus nebijoti svajoti, siekti savo svajonių. Mano svajonės dar tik pradeda pildytis, bet viena iš tų svajonių buvo pamilti save. Pamilti save tokią, kokia esu, su visais trūkumais, su visais savo nežinau, su visais savo neišpildytais lūkesčiais ir taip toliau ir panašiai. Ir šitas laikas po truputį ateina ir aš jaučiu, kad aš darausi tik stipresnė ir stipresnė. Tas, kur auga ir per 28 metus jinai tikrai užaugo ir neapleiskit savęs, pasirūpinkit savimi ir savo kūnu ir savo mentalę sveikato. Jeigu reikia pagalbos, kreipkitės. Pradėkit nuo mažų žingsnelių. Step by step. O dabar jaučiuosi tikrai labai gerai. Tai su sesė lekiam pusryčiauti. Čiau, adios. Beveik baigiau video, palikau eksportuotis. Tai aš varau į Night Market ir einu pėstute, o sesė atvyks ten. Žodžiu, šiandien bandysim kažką panašaus. Imsim hot-popą. Už visą statuką sumokėsim 250, čia vištienos. Tai visai neblogai, sakyčiau. Toks įdomesnis bus experiences maisto. Jo, čia ne kelionių, bet maisto vlogas. Jokauju. Kelionių ir maisto, ir būsenos, ir visoks koks. Jo, bro, ta prasme, čia valgysim ir nežinau, valgysim. Labai daug vištienos. Hai. Ir ką dabar? Bet palauk, sesė, čia reikia paklaust. Norėčiau pagalbą, salės pagalbą. Yes. You put soup, half meat and half vegetable. Whatever, how you like. You like all or you like half? Because you can eat 2 times, half and half. Okay. Yeah. So now half and then chicken and everything else? So you can put half Chicken, okay, to boil. and it's finished and you can put again. Okay, Yeah, okay. again. Because if you put all, it's full. Too much. Yeah. I understood. Yeah. Thank you so much. And this should be put Tofu. inside too? Yes. Okay. This one egg And tofu. what is this? Egg tofu. Egg tofu. Egg tofu, yeah. Okay. And vegetable. Okay. And this is sauce. You put up and you can eat the sauce. Okay. And what to do with the egg? You break and put inside. Inside too. Everything goes inside. Okay.
Vištieną mums sudėjo. Grybai, salota, čia buvo egg tofu, kiaušinis, padažai, kiti grybai ir čia indeliai, tiesiog pusę sudė. Vištieną viską išsiverdi, po truputį kabini ir valgai. Geras. Ir yra pot, tai čia mes pasiėmėm pot ir yra pan, tai rytoj gal pan pabandysim. Tiesiog valgau ir nejaučiu skonio. Konsistencija egg tofu. Nežinau, primena sustingusią majonkę. Pažiūrėk. Tokia kaip želatina, nežinau. O, maisto koma. Dar pasiėmėm lauknešėlį namo. Bet tikrai liks vietos desertui. Desertam vietos visada yra. Konektiname su Lietuva. Tavo 5 minutės, tai valanda. Aš net spėjau iki Sruogos, iki Antakalnio važiuoti. O, draugai. Vakar labai vėlai nuėjau miegoti, gal 4:30. Nes labai ilgai turėjau problemų su video įkelimu į YouTube. Ten pirmą minutę užkopiraitino, tai tada bandžiau perkelti ir taip toliau ir panašiai. Ir tada dar negalėjau subtitrų daryti, kol garso takelis nebuvo pakeistas. Nu taip viskas dėliojosi labai įdomiai. Tai labai vėlai šiandien atsikėliau, gal po 11 valandėlę. Dar pagulinėjau lovai, paskaičiau Grybo sapną, įpusėjau. Įdomi iš tikrųjų knyga ir labai artima man dėl istorijos, kuri tam pasakojama. Tai šiandien dabar šiek tiek pasportavau, jau nebefilmavau. Ir važiuosim apžiūrėti vietos, kur sesė vakar buvo. Mergos išlėkė. Gerai sesė vairuoja. Čia taip pekės nešioja. Šonai, bėgi, šonai. Kavytė už eurą. Atvykom pasižiūrėti visokių smulkmenėlių. Noriu lauktuvių parvežti. Gyvatės kaulai. Iš gyvatės kaulų. Tekim toliau darytis. O, žiūrėk, drogas. Watsons. Bet kaip drogas. Nu tai išsakau. Geras. Einam apžiūrėti. Tai šiaip įdomu čia visai apsižiūrėti. Tai vienintelis dalykas, ką šiaip norėčiau pastebėti ir paminėti. Pas juos kremai. Ne taip kaip pas mus, kad tam, pavyzdžiui, veidą tamsinti, bet pas juos atvirkščiai, kad šviesintų odą. Tai, pavyzdžiui, čia toks kaip serumas, nežinau, kremas, kuris šviesina odą. O šiaip sesiai labai užstrigo šitas laivas dėl to, nes 7:13. 7 dieną, tai yra rytoj, nes šiandien yra spalio 6, jūs pamatysit šitą vlogą, nežinau dar kada, mano gimtadienis, o 13 dieną gimusi mano sesė. Tai mūsų numeriukai. Hebra žvejoja. Bandžiau paklausti, ar kalba angliškai, nes norėjau paklausti apie laivą, bet sako, nekalbam.
Tai kadangi čia pakeliui vaikštom aplink Pierą, aplink prieplauką, tai užėjom pasižiūrėti kainas į Koh Samui, už kiek plukdina. Tai visur kainos yra vienodos, 350 batų, bet Koh Samui turi 3 prieplaukas. Tai Naton, Mina ir Bangkrak. Mes kadangi gyvensim šitoj pusėje, tai mums reikia į Bangkrak. Ir čia yra kainos su laikais, kada išvyksta, tai aš tiesiog nusifotografavau ir mes paskui nuspręsim, kurį laiką imsim. Tai toks trumpas info apie bilietukus. Tai čionai galite ir į Krabi, ir į Koh Phi Phi, ir į visas kitas salas keliauti. Tai... No, YouTube. So, tai tiek. Pademonstruosiu Dysono galią. Čia mano natūralūs plaukai. Nieko nedaryti. Tiesiog išplauta galva. Kodėl nusipirkau Dysoną? Vien tik dėl to, nes pas mane 5 plaukai ant galvos ir jis tikrai priduoda apimties. Tai galiu nors jaustis, kad turiu daugiau plaukų. Tai lekiam dabar pavakarieniauti, susitiksim su Marija. Šiandien visiškai atsitiktinai susitikom su ją tam drauge ir sakom, nu viskas, reikia varyti pavakarieniauti. This is Marija, ela é portuguesa. Šiandien vakarieniausim ir ragausim pot. Šiandien potas atrodo štai. Yeah, it can be for few times. What did they mean by telling fast? I think she was telling you to just put it right now. Should I make? Okay. Yes, thank you so much. This would be very. It's just gorgeous. No idea what I'm doing, but That's okay. Nobody knows, you know. Yesterday I asked for help because they bring the pot and I'm like, and they just left without any explanation what to do, nothing, you know. because you look like you knew what you were doing. And I'm like, okay, I mean, I know that I have to cook somehow, but where to start and blah, blah, blah. So I just asked for help. They came, they told, and yeah, we were just continuing. And I mean, this pot really costs not that much, 250. I mean, it's nothing. That's the thing. The food in the north is so expensive. You cannot get a meal for under 200, 250. Exactly. Thank you. Have a nice day. Hebra, einam jau po vakarienės namo, išleidom Mariją, einam keliu ir matom skorpioną. Ir kitas dalykas, po truputį prasideda čia lietaus sezonas ir pradeda lįsti gyvatės iš visų kampų. Marija rodė vieną video pas ją prie viešbučio ant stogo. Gyvatė palei stogą šliaužia. Tai sakė, dragnam ore jos pradeda lyst lauk. Tai reikia
budriem šiaip būti. Jeigu paliekat batus lauke, būtina patikrinti viduj, ar kažkas neįlipę. Čia auksinė taisyklė būnant Azijoje, nes kitu atveju tai irgi kokį skorpioną gali rasti. Veikia? Ok, biškį nejauku. Dabar yra po 8:36 ir šiandien yra sesės gimtadienis. Tiesiog norisi šiek tiek kažką gražaus jai padaryti, nes mes kaip ir susitarėm, kad mes nieko nedovanosim vieną kitą, nes mes kaip ir nuostabioje vietoje esam. Tai tiesiog dabar, kol jinai neatsikėlė, varau greitai. Can I get the big latte? Big latte. Hot ice. Hot. Big latte. Hot. Nupirkau žvakes ir dabar varom į Pixi, dėl to, kad ten yra daug moš, apie ką aš galvoju, jeigu ne, tuomet 7-Eleven bus. Ok, well, ištirsiu. O šiaip norėjau va, mooncake. Aš tikriausiai imsiu geltonus, nes dar tokių neragavom. Ok, nupirkau tą geltoną mooncake'ą. Jisai iš tikrųjų, man rodos, ten nėra tikras mooncake'as, bet mes tą žalę esame ragavusios ir mums tikrai labai labai patiko ir jisai tikrai panašus mooncake'ą. Tik paėmiau jį. Pagal mano žalias žinias, Arūnė turėtų atsikelti 10 su laikrodžiu. Dabar yra po 9:06. Tai tipo turiu dar valandą. Ok, važiuodama tai pagalvojau, ar nebus tas mooncakes šiek tiek per paprastas, bet žinau, kad jinai labai prisižiūri, ką valgo ir labai nenori valgyti kažkokių nesąmonių ir viską kitą. Ir mooncakes yra tai, ką jinai tikrai lengvai leidžia. Tai manau, čia buvo tiesiog safe ėjimas. Tiesiog tikiuosi, kad jai patiks. Bet manau, kad svarbiau ne tai, ką padovanoji, o kad pagalvoji ir kad taip bent jau kažką padarai. Labai karšta. Tai vat. O tau sesė linkiu lemba gražių ateinančių metų, nes jie bus apsigieni. Oi, kiek jūs pamatysit. Viso, aš varau per nugarą. Kročią, visi pradeda atsikelinėti. Labai bus nefainai. Atsikels anksčiau negu aš tikėjausi. Kaip bus smirda. Aš manau, žodžiu, čia daug karpyti reikės. Aš dabar vis galvoju, tai ne. Jau buvo kambarinė atėjus. Ir čia bičiukas atsikėlė jau. Tai... Mooncakes. Gimtadienio. Oi, nemačiau. Žiūri sunku filmuoti. Kad palauk. Tai ką sugalvoti nori? Jo. Buvo lengva. Ačiū. Aš nuogo. Jo, aš mačiau. Blemba, kaip už
Šios susitiksit jau dabar nebe su manim. Ačiū, sesė. Taip nustebino iš ryto. Girdėjau, kad jinai krapštasi lyg ir anksti apie 9, bet galvoju, ne, jinai taip anksti nesikelia. Toliau užmigau, miegu, tada taip pažalaidytės atsidaro. Labai gera, kad šiuo metu tikrai sutikau šią dieną su savo sese, nors aš per daug nesureikšminu. Jau nebesureikšminu gimtadienių. Suprantu, kad apėjau dar vieną ratą aplink Saulę. Gal ir yra ta proga švęsti, bet smagu, kad vis tik ne viena. Šią dieną nusprendžiau kai ką nuveikti. Porai valandėlių išlėksiu viena. Nesakysiu kur, pamatysit patys. Neskipinkit, o žiūrėkit. Šiandien laukia graži diena. Šiandien tokia mano dovana sau. Atvykau pasimokinti keramikos į džiunglės. Radau nuostabų vietą. Ši pramoga kainuoja tik tai 500 batų. Ir mano mokinys, tiksliau mokytojas. Mokytojas išvykęs, vaiko tėtis, sakė, grįž po 10 minučių. Kažkada su sese važiavom ir visiškai netyčia užmatėm ir galvojau, užvažiuosiu patikrinti, kas čia yra. Vadinasi, vieta Coco Art. Tai kažkaip iš karto Tai kažkaip iš karto pagalvojau, kad wow, reikėtų porai valandų dingti. Mažylis to. Labai draugiškas vaikas ir tą duoda. Ir vandens, ir to ir ano. Manau, kad visais žiedais reikia atsikratyti, nes tikrai trukdys, tai iš karto nusiemu. Ir galvoju, tik tai jau seniai tokių ilgų nagų neturėjau, tai galvoju, ar netrukdys man nagai tik tai dirbti čia. You must clear, take out the air. Yes, There is no air. no air. Okay, Annie. Hello. You cut them like Yes. that. We have a little bit here. That's a bit. It's okay. Need now. Okay. Again. Again. Yes. For make the cup. Okay. Mama. Okay. Okay. Now just Yes. on the center. Yes. On the center. Baba. Oh, very good. But when you hear the phrase, it's you Okay, I good. And check out you. adore, yes, you know, Yes. and you will Yes. find Oh, never mind. I could cross the burning desert. Nepatikėsit, ką sutikau. Tautietė. Tarp kitko mes net nesusipažinom. Greta. Arūnė, malonu. Greta gyvena Kopangane. Tai šiek tiek bendraujam, pažindaminas. Tai iki vasario
neparagavo. Sesė anksčiau atsijungs, gal po mėnesio 2. Ir aš tada viena. Nu, tada dar draugas atskris porai, gal 3 savaičių. Pasakoji, kurios dažniausiai, kur yra jau patentai, dažniausiai nėra tiesa. Taip. Bet tau jos, žinai, nepadeda. Taip. Ir esmė, kad, kas buvo labai įdomu, kad tu tas 15 metrų kodėl yra ir tu kaip žodžiu vaikštai. Jo, kodėl būtent 15? Nu, 15, nu jo, gal tenai. Tiesiog, ne? Nu, žodžiu. Gal jo, gal ir turi bet kažkokią... esmė, kad tu kai vaikštai, tai tu ne va taip, kai turi apsisukti, tai tu ne taip apsisukinėjai, žinai, ne U-turn, bet tu turi apsisukti maždaug taip. Todėl, kad tada esmė šito apsisukimo yra, kad tu grįžti į kūną. Ir kai tu grįžti į kūną, tai tu išeini iš to autopiloto. Tai buvo labai įdomu, žinok. Aš iš pradžių galvoju, pirmą dieną man tokia gera buvo inspiration ir visą ką, žiūriu, kiti žmonės verkia ir ten. Ir galvojau, bet po to man pačiai visko buvo. Ir žinok, tiek visko prikėlė iš vidaus ir ta energija buvo tokia fragile, kad... Okay. Tokią vietą nusprendžiau išsirinkti. Su sesė išsirinkom, kur čia šventiniai vakarieniai atvykti. Tai labai trumpai noriu atsiliepti apie keramikos tą būrelį. Labai patiko ir tikrai labai visiems rekomenduoju, kas atvyksit į Kopanganą. Yra nepaprastai smagus ir nepaprastai įdomus užsiėmimas. Man patiko labiausiai dėl to, nes aš save pagavau, kad aš apie nieko kitą daugiau negalvoju. Esu čia ir dabar darau tą puodelį ir galvoju tik apie tą puodelį, kaip jį padaryti. Ir man tas momentas, kai aš pagavau, kad nei vienos pašalinės minties nėra mano galvoje, man tai buvo kažkas, wow, okei, aš tikrai enjoyinu momentų ir aš esu dabar ir čia. Labai didelis pasiekimas, nes mintis pas mane galvoje gromuliuojasi pastoviai. Labai aiškiai ir labai įdomiai pateikia technikas meistras, aplinkas padaryta irgi labai jaukiai. Džiazo muzikytę groja, smilkalai ir aš manau, kad tai buvo tikrai geriausia dovana, ką aš savo galėjau pasidovanoti. Užsikalbėjom su sese, kol kalbėjom, diskutavom, leidom kokybišką laiką, taip sakant, saulė jau nusileido, tai tik dabar užsisakėm vakarienę. Sesė valgys tuna salotas, tikrai labai gražiai atneša. 120 batų ir turi tokį vaizdelį. Neblogai. O aš užsisakiau green curry, noriu kažko aštresnio. Nuostabiai atrodo. Ir man padarė pagal užsakymą aštriai. Saulė leidžias. Sesė užsitęsė net. Jo. Saulė leidžias. Labai gražiai atrodo vaizdas. Ir tik puslo žemės drebėjimas. Jeigu kam įdomu, kokiu greičiu valgau, saulė nusileido, aš dar nebaigiau valgyti. Nu ką, parsivežėm desertų. Čionai, kokio jame jogurtinis, tada veganiškas,
tada veganiškas kūkis, tada papačia braunis. Veganiškas. Ir tada šitas yra su mačia ir riešutų sviestu. Planuosim savo kelionę. Keičiasi šiek tiek planai. Prieš tai galvojom, kad varysim į Kokod salą. Jinai yra netoli Bankoko, bet tam, kad iki jos nuvažiuoti, reikia dar 2 salas perplaukti. O aš tikrai labai didelį norą turėjau aplankyti šiaurinę dalį, tai manau, kad mes ten ir važiuosim. Tai dabar ir tiesiog pasižiūrinėsim kainas ir taip toliau. Nu ką, draugai, sveiki. Mes šiandien išvykstam, tai pakuojamės procese. Tik turiu blogų žinių. Lyja. O man reikės vykti į kitą salos galą, atiduoti motopirkę ir tada grįžti su taksi iki prieplaukos. Tai nežinau, kaip čia per tą lietų reikės nuvažiuoti. Ate Sarana, ate vandenyne. Buvo tikrai čia labai smagu ir labai faina. Labai rekomenduoju vietą šią, kas atvažiuosit apsistoti ar dviese, ar vienas. Labai smagi vieta. Viskas, palikau pirdutę. Good, thank you. Ir man iškvietė taksi. Su taksi grįšiu iki Piero. Kopunka. And passport. Yes. Kopunka. Have a nice day. Yeah, you too. Thank you so much. Ciao. Viskas, bėgam į taksiuką. Bye. Tokie Kopangane taksi. Thank you. At the pier, na? Tong Salapia. So what the boat you going to Lumpia? Koh Samui. We go to Koh Samui. What time the boat travel? Around 1. More 1 is the Lumpia. Aš esu ties tokia riba ant apsiverkimo arba apsiverkiu. Dabar apsiverkiu. Atvykau į Bubą. Čia nusimetėm daiktus su sese. Mama, savo daiktus susirinko mano palikas. Just this, so it's your way. Thank you, and another one is coming. Bля. Labas, sese. Maybe I'll Thank you. Sese kavytę geria. Daktarą Hausą žiūri? Ne? Yes. Daktarą Hausą. Nu tai ką, turim dar laiką iki 3 valandos. Labai faina kavinukė Buba. Su chebryte čia vis varytėdavom. Ką? Ir jo, 3 valandą keltas, jau čia dabar bėgsiu nupirkti bilietukų. Šiek tiek linuoju. Nesakysiu vardo, ką mačiu, bet ačiū už lietpaltį, nes labai pravertė. Varau pirkti bilietukų. Ir dar į vieną vietelę noriu užeiti draugiai tokią grandinėlę nupirkti iš
koralų. Yes! Kai važiavom atgal buvo uždaryta ir aš taip parinausi, kad nepaėmiau, dabar žiūriu, kad veikia. Tiksliau, jinai buvo uždaryta, bet matau, kad jinai sėdi. Aš sakau, please, labai reikia. Parodysiu, ką nupirkau, nežinau, mano draugai labai patiko. Labai norėjo kailą iš Portugalijos. Nu, tikrai labai gražaus akmens koralo, lyg tokia grandinėlė. Sakė, labai noriu raudonos, please, parvežk. Ir taip žiūriu, visai nebrangiai kainuoja, 120 batų. Joyzy Travel. Hello. Hi, I need 2 tickets. Yes. What time? 3 o'clock. Yes. Okay. 700 baht ค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You have telephone? Not Thai. Okay, take a photo please. Okay. Take a photo. then, Just for photo. Yeah, then come here 2:30 or 2:40 na. Come here and pick up the ticket before you get on the boat. Where? Here. Here. Okay. 2:40. 240. Thank you. Yeah, thank you so much. ขอบคุณค่ะ Bye. Viską susimokėjau, sakė nusifotkinti, nusifotografuoti čekutį, kuris patvirtina, kad susimokėjau ir dar 20 minučių iki išvykstant keltui reikės tiesiog ateiti atsimti bilietą vėl pas ją. Žodžiu, tai labai trumpas toks atsiliepimas apie esim. Vakar 7 dieną mums baigėsi planas. Turėjom nusipirkusios už 8 eurus 21 eurą 10 gigabaitų ir man dar liko 2 gigabaitai. Tai realiai aš išnaudojau per visą mėnesį 8 ir tikrai netaupiau. Visur, kur buvo įmanoma, naudojau Wi-Fi, o ir stories šiaip dėjau į Instagramą ir viską tikrinau, tai ne karto nebuvau išjungusi mobile datos, tai aš manau, kad 10 gigabaitų tikrai užtenka keliaujant mėnesį laiko. Ir užsibukinom bilietus, kelto bilietus. Ir užsibukinom traukinio bilietus, tai iš Suratani keliausim į Bankoką ir iš Bankoko keliausim į Chiang Mai. Tai nusprendėm vis tik šiaurinę dalį apmatyti, nebekeliausim į Kokot. Bilietus šį kartą irgi bukinau per kitą kompaniją, per Book Away. Numesiu visas nuorodas į šio video aprašymą. Bukinom tik dėl to per čia, nes One to Asia buvo išpirkti bilietai tuo laiku, kuriuo mes norėjom vykti. Ir aš kažkaip buvau nesąmonė, bet kai mes keliavom į priekį, buvo pilna vietų. O kai kur rašė One to Asia, kad irgi nėra vietų. Tada pradėjau tiesiog ieškoti kitų bilietų per kitas kompanijas. Tiksliau, tų pačių bilietų per kitas kompanijas ir žiūriu, okei, yra kita kompanija. Ir ten pasirodo dar net pigiau sumokėjom. Kainų skirtumas euras 50 už žmogui, bet, ai, čia šitas. Rokio balbo muzikytę groja, galvoju, kas per velnes. O čia vėl reklamuoja. Don't miss it. Fight night. Tune up. At 9 p.m. Let's get ready to rumble. Ką? Tadadan, tadadan, tadam, tan, tadadan, tadam, tadada, tadada. Kopunka. Okay. Taip, gavom bilietukus, čia turim užsilipdyti dar tokį lipduką, kad žinotų kompanija, kad su jie plaukiam, nes yra čia kelios, kaip rodžiau. Viskas. Tai čia laukimo tokia salė ir realiai galime eiti prie... Šunys čia tai jaučiu permaitinti, nes guliu dešrelės. Pafikai, abiem. Jinai po stogu. Yeah, keep going. One more, right?
O taip atrodo speedboatas. Į priekį sudeda visus lagaminus. Ir po du, man rodos, taip žmonės sėdi ir gale gal 4-5 yra padaryta vieta. 5 varikliukai. Pasirodo, mes irgi su speedboatu plauksim. O, geras. Tai sukraus mūsų lagaminus. Dar keli. Ir visa sala su vargšais, su pintuotais žmonėm, kurie tiesiog krito nuo pirkės. Tai labai reikia nepervertinti savo jėgų vairuojant. Yra labai aštrių posūkių, yra į kalną važiuoja ir paskui toks išlendi ir staigus posūkis, nors atrodo, kad tiesiai važiuosi slidu, kaip palyja. Padangos šiaip dar irgi tokios, kai kurių motopirkių būna nudilusios. Sesė, jis man prilipo ant akinių. Klausiu sesės, kad nieko nėra. Aš nežiūrėjau jėgį, nes žiūrėjau aplinkui. The front boat there. White there. Hello. Thank you so much. Thank you. Slidu lipant. Ai, čia daugiau vietų negu įsivaizdavau. Das habe ich so lange gefeiert für so viel Geschaukel. Vokiečių porelė, jeigu neklystų vokiečių. Fotkino vargšų indą. Toks jausmas, kad žmonių nematė.